Džiaugiamės labai galėję atvykti į Panevėžį ir pristatyti programą, Grigališko choralo programą, sudarytą iš psalmių. Psalmės yra viena gražiausių krikščioniškų maldų iš Senojo testamento, psalmyno knygos, tai seniausių laikų poezija, kurioje atsispindi visi žmogaus galimi patirti jausmai, nuotaikos, būsenos. Ir psalmės yra tokia pagrindinė krikščionių malda, kuria žmogus gali kreiptis į Dievą. Ir muzikinėje tradicijoje psalmių tekstai yra labai įvairiai įkūnyti, nuo paprasčiausių tokių rečitacijos būdų, kaip tiesiog tas pats tekstas išgiedamas, paprastai rečituojant, iki nuostabiausiai išplėtotų grigališko choralo giesmių, kurios išreiškia, kaip ir minėjau, labai daug įvairių žmogaus tokių nuotaikų. Ir grigališkasis choralas apskritai tai yra lotyniškas katalikų bažnyčios giedojimas ir mūsų choras, kuris vadinasi Schola Gregoriana Vilnensis, tai yra Vilniaus grigališkasis choras. Mes atvykome iš Vilniaus arkikatedros, kur giedame jau daugiau negu 30 metų ir būtent esame šio senovinio giedojimo, lotyniško katalikiško giedojimo puoselėtojai.